Sveiki! Nagrinėsime temą mechaninis darbas. Apie darbą girdime dažnai, bet buitinė ir fizikinė prasme jos kartais skiriasi. Pavyzdys. Mokslininkas nagrinėja sunkią matematinę lygtį. Ar tai darbas? Visi atsakytumėte teigiamai, tačiau fizikos atžvilgiu mokslininkas kaip fizikinis kūnas jokio darbo neatlieka. Fizikai darbą supranta tuomet, kai jėgos veikiamas kūnas pasislenka. Pasižiūrėkite pavyzdį. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kūnas mechaninio darbo neatlieka, kai jo neveikia jėga, nepasislenka ir jėgos veikiamas, ar iš inercijos juda tolygiai. Pavyzdžiui, darbas neatliekamas, jei stumiama spinta nepajuda iš vietos, automobilis važiuoja išjungtų variklių. Nesunku įsitikinti, kad mechaninis darbas priklauso nuo kūną veikiančios jėgos judumo ir kūno nueito kelio. Tarkime, vienu atveju mums maišą reikia užkelti į 1 metro aukštį ir tą patį maišą užkelti į 2 metrų aukštį. Žinoma, kad darbas atliekamas didesnis antruoju atveju. Arba vieną maišą užkelti į 1 metro aukštį ir 2 maišus į tą patį 1 metro aukščio. Darbas bus atliekamas didesnis, kai reikės iškelti 2 maišus. Kad darbas A yra lygus kūną veikiančias jėgos ir nueito kelio sandaugai. Šioje formulėje F yra jėga, matuojama niutonais, S yra kelias, matuojamas metrais. Darbo matavimo vienetas yra laikomas 1 džiaulis, kuris yra lygus 1 niutonas padaugintas iš metro. Dabar apskaičiuokime uždavinį, kuris yra vadovėlio puslapis 60, pratimas 9. Yra duota, kad 5 niutonų svorio vanagą oro gūsis pakelia į 80 metrų aukštį. Reikia apskaičiuoti darbą, kurį atlieka oro gūsis. Užsirašome jums žinomą formulę. Matome, kad šitoje formulėje jėga F atitinka kūno svoris, kelią S atitinka aukštis. Taigi šitą formulę galima perrašyti sekančiai. Belieka įsistatyti dydžius ir apskaičiuoti. Taigi atsakymą gauname, kad oro gūsis atlieka 400 džiaulių darbą.